Na ko, apžvelkim situaciją, kas čia pas mus dabar dedas. Tai ku turim. Turim uždėvėjim galvą. Anos nesam dar nuverži. Apačio intarp karteriaus. Esam užsidėję čia, tas plasmasinis, kur čia grįžtamas ir. Žodžiu, viską esam apsirinkę. Ir situacija tuoj, kad kai ku internet pavyksta atrasti, kiek reikia nuveržinėti, kai ko ne. Kiek iš tikrųjų tiksliai regalų nuveržinėti, taip neradau vakar. Tai pasitelkiau, kaip sakant, internet platybs ir pavyko atrasti laužt programą. Žinau, aišku, reikia mokėti mane, bet ant man visai patinka vakar čia naršiau vakar. Nebebuvo kada iš tikrųjų ten prieiti prie varikliaus, bet turim labai daug modelių visokių. Aš aišku, buvau iškuosti, tai būtent Mon Korek. Tai va, tai sakykime, atsidara, pasižiūri. Na va, to pat, kaip diržėlis turi atrodyti, gali išsididinti, pasižiūrėti. Tai šiaip man visai šaujantą programą, iš tikrųjų man patiko. Nes labai daug visokios informacijos, va, kas pagrindinė ir, ko man yra, kaip galų nusiveržinė. Reikia galim padidinti. Kaip galų reikia nuveržinėti, visai parodyti. Ir plius ir parodyti Newtoną. Kiek reikia veršti. Ir ne tik galų, bet vis variklį realiai, kur surinkiniai, kiek reikia veršti, viskas įsurašyti Newtonas. Tai va, šiuo vietu labai man patiko, aš šį daugiau visko, bet aš labai daug toliau ten nesigilinau. Bet ir tas tau pat važiuoklį gali pasižiūrėti maždaug, kiek ten veržas ir kas ten tą važiuoklį į jan. Kokius dalį suėjani, beveik vis mašinį iš tikrųjų gali apsižiūrėti. Tai va, tai ganėtina gerą programą, kem eurių kažkur plus minus sumokėjau. Bet, visam laiko, kaip sakant, leksė. Tai jeigu iš tikrųjų kažkam irgi kažko panašaus trek, tai paliks apačių nuorodą, tai aprašym bus, galėsit irgi nusipirkti ir parsisiųsti. Tai va, tai žodžiu, grįžtam prie darbų. Kadangi dabar jau Newton žinau, galiu nuveržinėti galvą ir antroj galės užsimontuoti. Žodžiu, jodam į geroj pois, plius, va, ko dar keisiam to aušintau, tai paėmiau suvestą 8 numelių naujo, tai vis realiai uždėsime viskas, kad čia nebežiūrėti atskirų tarpinį, dar kažko, tai tiesiog vis užsidedu ir bus raim gal bus naujas dalyks. Nes pradžių galvoju, kad iš tikrųjų kainavo nemaža pinigų tas daiktas. Kažkada galvoju čia išplauti, išvalyti kažko tuoj, pasižiūrėjau, kad ten apie 5 eurų suvestą numelį kainavo. Galvoju, geriau įdės naują, bus raim galvą. Tai va, tai žodžiu, kijom į darbus. Vėjim pois, nuvežėm, dabar iš dačią rektom nuveršt po 2 kartus po 90 laipsnių. Bet kadangi žabu viens pats, aš po 9 laipsnių dabar neveršiu. Dabar pasidarsiu pirminius 2 etapus, kur buvo 3,5 ir 7 Newton. Tai dabar vertaus variklį unčią, dedaus po antrą galvą. Ir vėl to pat pasidarau, ko dabar padariau. O po 9 laipsnių nuveršim, kada tu jums atvažiuos. Tiesiog, kad būtum kam palaikyti, kad galėtum normaliai pasižiūrėti. Gerai, važiuojam toliau. Visus po darbą, nepamirštam atleisti traktą. Nes palikus ilgiau kaip par įtaimt, raktą galit mest lauk, tai specialiai tam variklio rinkt per kaus naują raktą. Nes sen turi, bet ant svaibo jis palikts įtaimt, tai jis nesamais ruoda, nesamais nuveršti. Gerai, kas galiuoti galbūt? Aišku, reikia galiu nepamiršti galvus, nusivešti. Tai kol kas čia niek negaliam dėtis toliau, kol kas paleiktam, aš galvoju eiti prie viduriaus. Galėčiau susirinkinėti realiai čia vastų. To išsiimt, įsidėti naują. Aš taip galvoju, pakeitėm balansyrą, dabar visim šačiau. Ne balansyrą pat, bet pakeitėm. Tai dabar nebe pašalink garsų, naujus guliuk sudėjau. Tai visai kas dalyks. Tai va, tai turėtų vis būt liuks. Tai
kažkaip ir tokį idėją, kad galbūt šiandien netgi pabaigsim variklį surinkinėti, nes dabar ganėtinai anksti pradėjau šiandien, priėjau prie nuo. Tai iki vakar aš manau, kad susirinks. Galbūt net spėsim sumauti su dėžį. Va, su to. Tai galbūt rytoj jau galėsim maždaug bandyti montuoti vedą. Aš per daug negaliu kalbėti, nes bus kapacitas prisikalbėsiu. O po to žiūrėk, nieko gero nenuveiksim. Nu, bet kol kas pozityviai labai žiūri visko. Tai bandau surinkinėti toliau. Klausiau tikėjui dėl būtent už tą varštėlių priso taurėmėlį, nes galvojau, nebus ir tai kartais tempimėje. Tai dabar aš tava pasibandžiau ant magnet kimba, tai vis tempimėje yra aliuminė varžta. Tai čia tas kim prie magnet, tai jau geras ženklas. Tai vadas naują varštėlį nerek, galėsim sudėti tuos pačius senus. Tai žodžiu, tai jau pasiekė tarnamėlį. Čia kol kas viskas į gerą. Aišku, kol kas nežinau, ką bus su domtelį vaštas. Tai tikiuosi irgi paprasti. Jeigu net, tada reikės dar ieškoti ir voštų domtelį vaštų. Nes tų tai metai. Va, nežinau, kiek matysis. Taip, bet už tą vietą buvo praleista antifrizas. Čia tam tarpelė. Toliau. Bet čia nu visur pilna, realiai, bet čia pagrindė matos per to už tą vietą. Čia vadins buvo praspėjo tarpinė, liau ei antifrizas. Čia aš tą viršą šlapę. Tai va, tuok neįsijėmi, nepasižiūri ir turi gaidį. Tai va, reikia paskui išsivalyti. Išsivalom, dedam naują numėlį. Žodžiu, darbą vėl su tuo. Norėjau pasižiūrėti, kiek reikia priveršti. Koms iš tikrųjų. Tai va, tai varau uždėti pakrauti. Aišku, atsiras kiek veržas Newton. Ir tada pareisiu nusiveršti. Aš nusifutkinsiu. Tai tuo pačiu dar pečių užsimėsiam, pasikorsiam. Nes biškės to padaros. Ir pareisim priveršim. Tai toliau, žodžiu, grįšim, kada jau komus pasikrausim.
Nu, apžvelgiam, kas per situaciją dabar pas mums. Tai pavyko kišti variklį. Bamt. Riklėlis jau audinė. Aišku, kol kas apačių niek neprisakau, tik tau pagali patopdžiau čia priekį. Čia dar visai taip kapiniai kred, nu dabar gal sukelti. Čia matysies, va. Varštėlis pilna neįkris dar, bet jau užsikabins. Tai reikia lysti, aišku, po apačį. Lendam po apačį, dedam balkėlį, kur pudėž stuvo, kad prisisokti, čungt, užsidedu. Ir prasidės vas sujunginėjams. Sujunginėjams surenkam, priekį surenkam. Dalių tai nemaža, vis kaip į priekį šalyts. Tai va, viską surinkti, tai per šiandien ir tuoj galvoju, gal pavyks viską susirinkti veit. Aišku, pas laik prisiplanuoju, nieks nesigauna. Tai kaip nors. Žodžiu, ir dar vien dalyk, ko neturi iš tikrųjų, dabar atsimeniau, tiksliau atradau padėti. Tai matau iki ir propkelį, mes išgrėžėm kiaurą, nes ne, atsuk niekap. Tai reiks kažkokį zaglušką atsiras nupirkti. Tai nežinau, važiuojus kažkur čia pat kažkokį tai pritaikyti. Nes šit tiesiog papras metalinis varštėlis. Čia jau ir pastatyti degimo, kaveliam pastatyti į degimą, į savo įmėtką. Tai va tokį išsisukį ir užplėtojantiną. Tai kadangi tek sugraužyti, man jau nebetinka, tai kažkur pritaikysim. Tai to reikia įsisukti vietą, tada užpilam tepalą. Dėžę dar reikės pakeisti tepalą, nes biškį išbėg ir šiaip nejaučiu keiti, tai prošal nebus, tuo pačiu bus tvarkingas tepalas. Tai va, ir artėjom link pabaigos. Aš dar biškį planų, bet pradžiai vis tiek dabar susirenkam, važiuosim į technikienį, prasėjai technikienį reikės, nes jį pasibaigus. Ir kai anksčiau jį buvo eit su nuo technikienį, vis laik prikipdavo, tik tarėlę, nes variklis buvo apibėgęs. Tepalas pabiškiai rodydavus iš anksčiau tas tepalas ir antifriz, pabiškiai kėdavo dapelti, dabar vis tarpins pasikeitė, turėtum nieks nebebėgti. Tai turėtum į tai realiai technikienį pradeda problemą. Tai va. Gerai, kim toliau į darbus. Viską reikia pastatyti savo vietų, sujunginėti, žiūrėti niek neprasileisti. Ir tikėkimės šiandien, šiandien gal ne, šiandien nežinau, gal skruopki. Jeigu ne šiandien, tai ryto tikėkimės užkorsim to mašinio. Na, daėjom iki to momentų, kada jau reikia lygiau spėti. Tai lyg tai viską sujungiau, man atrodo. Apėjau, apžiūrėjau. Aš dabar visokių var stiprintų, ten skyšis nepilam. Kol kas aš biškai gal pasidarbu step, tai žodžiu, supil tepal, tai jau papasakosiu toliau kas ką. Tai va, pirmai 5 litrų įsipylėm. Žodžiu, situacija tuoki. Variklio dabar 8,2 litrą tepal. Tai pradžio apie 7,5 įpil, pasižiūrim, kas čia dedas. Ir kokį dėja dabar. Tai atjungam purkštukus, kad variklis negautum saliarks, kad negautum kortais iš vas. Tada mes užpumpausim tepalą pradžią. Tai vis reik daug, kaip sakom, pilną variklį pripumpau tepalą visur, kad prietom. Ir kada jau užsipumpaus tepalas, tada mes galėsim bandyti kortį. Tai žodžiu, dar dapel likutį, kiek reik tepalą. Prieš tai buvo palys, aš ten dar biškį sujunginėjau šlangs papačią panašią. Tai atsiminiau dabar, kad mačiau karteriaus varštėlis, kurį išleidimo tepalą, kad biškį toks laisvoks buvo. Tai, ne laisvoks, bet mačiau, kad ir biškį alyvos aplinko apibėgi. Tai galvoju dabar reik palyst, pabandyti pasižiūrėti, ar nėra kartas biškį laisvas, kai jau supyliau tepalą. Tai va, tai visgi buvo laisvas, tai labai gera, kad iš tikrųjų palindau. Priveržiau, tepalą neišlaistėm, labai visi žodžiai gera. Taip, žiūrim, kuo matuoklį rodo. Bent pasiekėm, bent laš. Mažai norm tariam. Tai galvoju, dar biškį reikia iš karto kelti, nes į filtrą suės. Į filtrą suės viso. Reidėjin buvau uždėjęs akumuliatorių pakrauti. Mums man nerodė jokios gyvybės. Visiškai. Nu dabar viskas jau nukrito. Tai galbūt, kad į visišką numirs akumuliatorius net krovim nebepriima.
Nesidomė. Kapirį nukrėti, tai kapirį turėtų būti pakrauts. Bet visiškai jokios gyvybės. Nes bandžiau prieš tai irgi čia atėjau, prisidėjau klems, galvoju, vis liuks bus. Ne, nu bet viskų dabar daug. Pabandytumėm pasukti. Nieko. Nu įdomi. Krautis nesikrauna. Oi, dabar vėl. Apsikraunas. Tai galimai neįteik numerį, kad net nebepriėm krovėm. Nu, reikia biškai pastebėti, pažiūrėti, kada keičia žodžiu nukres. Tai situacija toj buvau privaręs Subarik, prijungiau krokodilus, bet Subarik tiesiog per silpnas akumuliatorius. Va, tokį išklarštą kadai į apač. Pagreitą krėjom, žodžiu, greičiausiai akumuliatorių beta. Tai va, žodžiu, Subariks per silpną kumdo ar laidų jungiau. Laidą irgi gal biškai silpnu, nors jau į nemažį, bet kaist laidą. Ir nu, dabar sakau, be atjungs purkštuks, labai sunkias sokas. Norėtų biškai daugiau, kad paduotum to slėgiaus. Tai kol kas, sakykim, taip, šiap variklis kaip į gražias sokas, viskas kaip į liuks. Nu, tik tai reik akumuliatorių, tai nežinau, ryto gal bandys iš kažkur išlopti, lauk, tada nežinau, iš ko čia reiktum išlopti. Kur čia geresnė kokie akumuliatoriai yra. Tai va, ir nu, bandysim kort, šiandien gal nebebandysiu. Bet ryto idėja toj, kad užkort, jeigu užsikorvas tvarko, galėm tada surinkinėti viskų iki gal. Tu surinkim, sakykim, net taip daug, čia tie lėki. Aišku, čia vis tai baik išės. Nes, nu, vas priek realiai susirinkti. Šlangutis plius minusas susijungs. Visko aplinkų. Kažkas čia liek. Čia vat šlangelį likus. Čia kur jungsis į radiatorių panašiam. Nu, žodžiu, visko reikia krauti vietą. Tai niek stebuklingų, niek labai baisos. Nu, bet darbėlė aš bus. Tai va, tai... Žodžiu, dabar paleiktam krautis, dar pasižiūrės, koks per situacija bus. Ir sugrįšim ryto. Prienu ir ryto aš manau, kad mes užkorsim. Visgi optimistiškas nusiteiksi, aš manau, kad bus gera. Ir mes užkorsim. Be problemyčių. Tai va. Gerai, turės naujien, susiteiksim. Geram, pabandėm pakurti be kūrą. Dabar reikia sujungti purkštukus. Ir laukti su akimirką. Nu, hebra, kadangi variklį pavyko užkorti, kadangi koras pašalin garsų kapinėra, tik man biški nepatek, kad korų toks kaip
kibirkšt muštam kažkur. Tai va tas tik toks. Bet koras vis geras, bet dabar galvoju, ar aš tik rastina prie starterio prisaiks normalią laitį. To reikia būtina pasitikrinti. Bet kiek atsimant sakau. Bet reikia pasitikrinti to dalyką. Prie starterį, prie gener. Jeigu ten vis tvarko, minus irgi gera. Tai toks, nu įdomi čia šio vietų, nu žodžiu, to reikia susižiūrėti. Nu va, ir viskas, ir galim visko mesti vėjat, vis prieks susirinkinėti, vis langus susijunginėti, skysčius užpėlti. Tada daugiau pasidarbauti variklio, nes dabar tošas yra, nu ta prasme, tepalas užpils, bet ne antifrizna, to niek, tai supilam antifriz, kad nekaistam. Visko, žodžiu, sujungam, kad klaidas vis panaikinti, kad nemestam čia visko nesąmonį. Dar va, turėjau biškį mažą nelaimę. Tai čia surinkinėjau, ir mūsų buvo stalis pradarys, ne vėjant keliat. Tai kol dirbau, nusisojus, kada junkuoja nuvert vis dėžė. Tai va, viskas sunčiajams. Biškai apsivaliau, kaip sakau, viršų. Tai čia reikia irgi susitvarkyti, reikia viską surinkti, susidėti. Tai va. Tai žodžiu, einam gerin, nuotais labai geras, nes pavyk visgi. Pinigų daug sukaštai ir kada vis taip gražiai užsigo ir vis gerą veikti, tai, nu, žiauriai geras jausmas. Tai va, gerai, kimbu į darbus, surinkinėju, susidedam viską, užpilam skysčius ir...